Na ir kilo iš to, kad matėm tą poreikį žmonių, kad žmonės labai daug iš tikrųjų permoka, yra labai daug tų nesąžiningų meistrų. Statybų organizavimo raktažodis jūsų įmonė buvo pirmoje vietoje. Žmogus neturintis jokių žinių, jis tikrai tai nežiūrės. Didžiausia žmonių klaida yra, kad jie finansiškai tam nepasiruošia. Tai vėlgi pasiskaityti, pasiieškoti tos informacijos, bet ne Facebook grupėse. Kas šiai dienai yra būtent tas išmanus namas? Sprendžia tam tikras labai konkrečias problemas. Tai tie, kurie statosi jau antrą namą, tai jų įkalbinėti nereikia. Tikrai teko girdėti, kad žmonės sumoka tos avansus ir būna ir dingsta ir panašiai. Nedarykit patys. Nedarykit patys. Pradedam Live Talk Show. Labas. Šiandien Live Talk Show kalbinu Build Deal bendrasavininkę ir įmonės įkūrėją Katažiną Bilinską. Katažina, mano nuomonė, jūsų įmonė atlieka išties labai svarbų vaidmenį statybų proceso priežiūros ir organizavimo prasme, nes ir pats esu matęs, kaip atrodo statybos, kai pačio proceso statybų niekas nei prižiūri, arba daro tai atsainiai ir kiek tai kainuoja ir vis tiek po to susimoka klientas. Tai tu man dar papasakok, kaip jums kilo tokio verslo idėja? Tai iš tikrųjų taip ir kilo iš to poreikio ir iš to, kad pamatėm tą tokią, sakykime, skylę būtent privačiam statybų sektoriuje. Nusprendėm, kad galim pagelbėti klientams, kadangi pačios patirties darbo irgi prie statybų. Tai čia, aišku, mano vyro buvo idėja, jisai ten daugiau visko turėjo, aš tokia labiau jam kaip pagalba buvau, kuri padėjo visą tai pradėti gyvendinti. Na ir kilo iš to, kad matėm tą poreikį žmonių, kad žmonės labai daug iš tikrųjų permoka, yra labai daug tų nesąžiningų meistrų, yra labai daug tų norinčių, kaip aš visada juokiuosi ir sakau, numauti klientui tas paskutinės kelnes ir pasiimti kuo daugiau savo. O mes į rinką atėjom būtent su tuo, kad norim žmogui tikrai nuoširdžiai padėti, prižiūrėti visą tą procesą, suorganizuoti ir duoti vienas geriausių rinkos kainų. O, kalbant, irgi prie tos pradžios noriu grįžti, jūsgi ar statėtės patys kažką, tai kokia buvo ta patirtis, kur jūs tas problemas pamatėte? Taigi neini į parduotuvę duonos. Taip. Ir negalvoju, blemba, bet statybose tai iš visų tai pinigus lūp. Jo, tai iš tikrųjų mes patys irgi turėjom savus namus, bet mes juos buvom jau nusipirkę įrengtus ir su labai daug visokių trūkumų, su labai daug įvairių, ten visko išlindo vėliau ir negražių dalykų ir tas pats statytojas visus ten klientus, kurie jau būtent tame kvartale pirko, jisai visus tiesiog permetė per bortą. Ten buvo, žodžiu, mums tai pasisekė, mes gyvenamosios paskirties namą turėjom, kiti turėjo ūkio paskirties, žodžiu, ten į tokią maklę visi buvom papuolę. Na ir iš to kilo ir pats vyras tiesiog dirbo jisai prie statybų ilgesnį laiką, tai jisai matė, kad yra tų problemų, tai mes nusprendėm, kad galim jas bandyti išspręsti. Supratau. Ir kokie buvo sunkumai pradedant tą verslą? Tai vis tiek aš nesu tikras dėl jūsų veiklos formos, bet statybos priežiūrose, tai reikia turėti diplomų, kad galėtum atestatus turėti, kad galėtum vykdyti tą techninę priežiūrą ir panašiai. Kaip jūs tas problemas sprendėt klientai? Iš tikrųjų, aš pradėsiu galbūt nuo to, nes vis tiek turėsim tą irgi klausimą būtent apie tą statybų organizavimą patį, tai mes buvom tie pirmieji, kurie pradėjo naudoti tą naujadarą tokį, vadinkim, nes privačiam statybų sektoriuje buvo kas rangovai, meistrai, genranga, gal kažkokių tokių kaip statybos valdytojai, nebuvo tokio ir mes nebuvom apie tai girdėję, galbūt ten vienas koks nors statybų vadovas, kitas kažką paorganizuodavo, bet tokios kaip įmonės nebuvo ir mes pradėjome apie tą statybų organizavimą. Na ir žmonės iš tikrųjų žiauriai skeptiškai iš karto į visą tai žiūrėjo, nes jiem kažkaip ir organizavimas, tarsi, ką jūs čia darot, ką jūs čia organizuojat. O mes viską pririšom būtent prie to, kad, žiūrėkit, yra juk vestuvių organizatorė, kur irgi yra vienas žmogus, kuris vadovauja paradui. Tai lygiai taip pačiai ir čia. Aišku, mes susiradome partnerių, tai tuos pačius statybų vadovus, kurie irgi su atestatais, ten jau turintis ir išsilavinimą ir visą kitą. Na ir startavom būtent su tuo. Iš tikrųjų, pati pirminė idėja, tai pas mus buvo truputėlį kitą kryptį, mes norėjom tokį portalą sukurti, kuriame galėtų kiekvienas žmogus ten, pavyzdžiui, įdėti kažkokias jam nebereikalingas medžiagas, po statybų jas parduoti ir panašiai, bet mes, Lietuvoje turim monopolistus užvaldžiusius būtent tą rinką, tai ją perspjauti nėra taip lengva ir, neturint kažkokių finansų labai didelių, mes to tikrai negalėjom padaryti. Tai tiesiog natūraliai žmonės pradėjo kreiptis dėl rekomendacijų kažkokių, vis tiek pradėjau komunikuoti Instagrame, labai daug apie tai kalbėti ir tiesiog, žingsnis po žingsnio ir, užsisuko viskas. Supratau. Ir tas pats pirmasis jūsų projektas,
Kaip jums ten pavyko? Ką sužinojot? Ko nesitikėjot, kaip bus? Ar... Iš tikrųjų, dabar atsigręžiant į tai iš vis tu pagalvoji, kaip žmonės galėjo ateiti pas tave, nes tu realiai neturi ko parodyti, nes dažniausiai visi ko nori, tai pamatyti, ką jūs jau valdėt, ką jūs jau pastatėt ir panašiai. Ir daugelis mus pradėjo painioti su statytojais, kad mes savom rankom statom, o pavyzdžių kažkokių mes neturim. Tai pati pirma mūsų klientė buvo emigrantė, jinai gyvena Anglijoje. Ir tiesiog Instagrame mane pamatė, sekė kažkurį laiką ir tiesiog, nežinau, ar labai patikom, ar tas nuoširdumas ir patiklumas toks atsirado pa žmogų, kad tiesiog jinai nusprendė mus pasisamdyti. Tai mums čia buvo toks visiškai wow ir, čia buvo mūsų pirmas projektas, kurį dabar jau beveik baigiam įgyvendinti. Tai išmokom ko? Išmokom visko, iš tikrųjų čia tokia gera mums mokykla buvo ir iš esmės labai gera tuo, kad tai nebuvo kažkokios skubos tam projektui įgyvendinti. Ten užsakovė niekur neskubėjo, tiesiog jai. Paeiliui po truputėlį judėjom su tais darbais, tai ir patys įgijom patirties ir su tais pačiais klientais išmokome spręsti įvairių problemų. Iš tikrųjų labai daug tų iššūkių yra ir daug ir psichologinių, ir emocinių, ir viso kito, nes vis tiek tai yra klientų pinigai. Ir mes visada stengiamės, kad klientas gautų tą geriausią patirtį, kokią mes galim duoti dirbant su mumis. Sakykit, kaip verslo pradžioje buvo bemiegių naktų? Aišku, buvo. Tai ir dabar jų yra. Man atrodo, pas kiekvieną natūralu, kad kai tu esi verslo savininkas, man atrodo, tu, nebemiegi ir nebemiegosi taip lengvai. Čia turbūt toks gero tono ženklas, ne? Tai jeigu naktį nemiegi, vadinasi tau rūpi. Taip. Nesenai mačiau, kad LinkedIn'e pasidalinai, kad Google organinėje paieškoje statybų organizavimo raktažodis jūsų įmonė buvo pirmoje vietoje, nekalbant apie tuos sponsorit rezultatus. Tai kaip jums čia tai pasisekė, o gal apskritai konkurentų net neturite rimtų? Iš tikrųjų, tų konkurentų pradžioje mes labai ir neieškojom, paskui pasidomėję mes jų ten vos kelis tokius atkrapštėm, bet tai nebuvo kažkas, ką darome mes. Buvo kažkokios panašios gal kryptis, bet nebuvo visiškai grinai tas pats ir tiesiog, kaip aš jau prieš tai minėjau, būtent tas naujadaras statybų organizavimas, aš tiesiog čia yra nuoseklaus darbo vaisius, galima tai pavadinti, nes aš nuosekliai jau 4 metus mūsų įmonė egzistuoja, nuosekliai kiekvieną dieną visur statybų organizavimas, visur tas, tik dabar mes jau per tą slešą dedam valdymas, nes bandom atsikratyti irgi, čia patys kalti, kad prisikliavom savo tokio etiketę kaip statytojo, kuo mes nesame. Tai tų klaidų buvo, tai aš manau, kad čia tiesiog yra nuoseklaus darbo rezultatas ir labai džiaugiamės to, nes aš pati iš tikrųjų nustebau įvedus būtent individualių namų statybų organizavimas, tai mes esame tie pirmieji, kurios meta, bet tų visų sponsortų. Tai, žodžiu, dirbti nuosekliai ir kryptingai. Matot, šituo irgi buvai pasidalinusi, tai tas mane irgi užkabina iš tikrųjų, nes kasdieniniai rutinai, darbe, ypatingai kai esi verslo savininkas, labai lengva užsikabinti už tokių atrodytų skubių darbų, bet kurie iš tikrųjų kažkaip į ateitį nieko neduoda. Tai man patiko labai irgi tavo postas, kai tu sakei, kad reikia kryptingai, nuosekliai judėti, tais mažais gabaliukais, daryti tos darbus, kurie galbūt dabar atrodo neskubus, bet jie iš tikrųjų yra svarbus. Ir faina, kad randi laiko ir tavo akcentą uždėjai. Matai, pas mus kaip yra, mes esam dabar jau 3, galima sakyti 4, nes dar turim papildomą irgi vaikinuką, su kuria bendradarbiaujam. Tai realiai tuos visus gaisrus gesina mano vyras ir mūsų kolega, statybų vadovas, tai jie tie gesintojai, kurie kiekvieną dieną viską gesina, o aš jau galiu pakūrybinti, galiu pagalvoti, galiu labiau į tą pusę, kaip mūsų dar labiau išnešti į viešumą. Supratau. Privatus statybų sektorius, gal ir ne tik privatus, bet privačiam sektoriuje daugiausiai ir mes dirbam, tai asocijuojasi su netikėtumais, su papildomom išlaidom, su ilgiau trūkstančiais darbais. Kodėl taip yra? Sunku atsakyti, bet manau, pagrindinė priežastis slypi to, kad tam privačiam sektoriuje, kaip ir sakai, gali dirbti bet kas. Šiandien aš sugalvojau, kad aš čia vidaus apdailą darysiu ir rytoj jau įmesiu skelbimą ir aš jau eisiu plytelių bandyti klijuoti. Ir iš tikrųjų klientai patys irgi labai nemažai prie to prisideda, kadangi jie ieško pigiai
greitai ir kokybiškai, kas, realiai neįmanoma tikrai. Niekaip tie 3 punktai, jie tarpusavyje, negali būti. 2 iš jų taip gali ryštis, bet 3 kartu ne. Ir iš tikrųjų labai daug įtakoja klientų pačių pasirinkimas, kai jie pradžioje galvoja, kad nori vienaip, tada pamato, kad viskas kainuoja žymiai brangiau, tada vėl pradeda kažko pigiau ieškoti. Tai yra tų labai tokių, kaip sakau, iššūkių, bet labiausiai tai aš sakyčiau, kad greičiausiai yra, visgi ta meistrų nekompetencija. Tai va. Supratau. Bet taip nutinka turbūt tada, kai žmogus bando pats tas statybas ir organizuoti. Jo, faktas. Ir aš šiaip galvoju, kad dažniausiai didžiausia žmonių klaida yra, kad jie aplamai finansiškai tam nepasiruošia, nes, pas lietuvius vis dar yra tas, kad, mes privalom namus turėti, namą jau savo turėti, tai yra privalu. Ne velnio, tai nėra privalu, jeigu tau finansiškai nesigauna, tai, nesistatyk tu to namo, nes vis tiek, jeigu tu nori kokybiško daikto, ilgaamžiško daikto, tai faktas, kad tas daiktas kainuos. O lipdyti iš paskutiniųjų, gal iš manęs tas ir labai keistai šiaip skambėtų, aš sakyčiau visiems statykit, man klientų reikia tada daugiau ir panašiai. Bet iš esmės visada kartoju, kad reikia pasiruošti finansiškai ir suprasti, kiek galite sau leisti. Nes labai dažnai irgi būna taip, kad klientai ateina su vienokiu projektu, susiprojektavę vos ne rūmus, o paaiškėja, kad jų finansai, tiems rūmams, niekaip. Tai va, čia ir yra problema, kad bet kaip tu gali patarti, kaip susiskaičiuoti kaip susiskaičiuoti savo finansus, kad tu tikrai blaiviai galėtum įsivertinti, kiek tos statybos kainuos ir kad galėtum jas užbaigti ir dar turėti ant ko ir pamiegoti. Tai čia viskas labai irgi priklauso nuo mūsų visų finansinio raštingumo. Jeigu mes patys iš savęs mokam ir pasitaupyti ir panašiai, vis tiek reikia suprasti, kad tam tikrą sumą reikia sukaupti tam nepradiniam įnašui, kadangi čia jau statybos, tai reikia tai dėžutį pasistatyti. Ir jau blaiviai reikia kažkaip vertinti tą savo galimybės ir neprisiskaitinėti įvairiose forumuose, kad aš pasistačiau, ten man kainavo kvadratas, nežinau, ten 500 eurų. Čia nerealu. Ta prasme, nerealu. Šiai dienai rinkos kaina yra nuo gal 900, čia jau tokia, sakyčiau, ekonominė klasė ir į viršų. Tai vėlgi, reikėtų primesti, kiek tas galėtų būti ir mes, ką darom, pavyzdžiui, su klientais, tai mes siūlom tokią paslaugą projektavimo metu, juos nuolat konsultuoti. Tai jie, tarkim, kažką pasiprojektuoja su architektu, tada grįžta pas mus, mes jau iš patirties pasakome, kiek kas kainuos ir jiem jau tas bendras vaizdas pradeda ryškėti ir jeigu jie mato, kad jie jau viršyje savo galimybės, tai natūraliai kažkokius pokyčius iš karto padaro, o ne tai, kad jau namas bus suprojektuotas, jau tų pakeitimų tokių kaip ir labai esminių negali padaryti. Tai mes šioje vietoje klientus truputėlį apsaugom ir siūlom tokią paslaugą. Supratau. O tarkim, jeigu vis dėlto atsirastų tokie klientai, tarkim, kurie galėtų pasakyti, gerai, aš žinau, kad čia bus sudėtinga, bet aš vis tiek bandysiu organizuoti pats savo statybos darbus. Ne? Tai ar turi kažkokių patarimų, kurie leistų juos apsaugoti nuo klaidų, nuo klaidų ir spąstų, kurie būtinai pateks? Tokie, žinai, esminiai dalykai, tokie, apie ką tikrai verta pagalvoti. Tai reikėtų nuo pat pradžių žiūrėtis, netgi nuo to pačio sklypo pasirinkimo, nes mes dabar, tarp kitko, irgi įterpsiu, turim irgi pasileidę tokią statybų planuotę, kurioje būtent ir atsakomi tuos visus klausimus, kur klientai gali rasti atsakymą, nuo ko jam pradėti, kaip planuoti, ką po ko daryti ir panašiai. Bet reikėtų pradėti būtent nuo sklypo. Labai daugelis tuos sklypus renkasi kaip. Nuvažiuojam, o gražu, man patinka. O kad ten, pavyzdžiui, yra kažkokia, nežinau, nuokalnė, kažkoks reljefas nelygus, žmogus neturintis jokių žinių, jis tikrai tai nežiūrės. Jam vietovė yra svarbi, jam pušis kokios nors, tai iš viso aš anksčiau, kai rinkčiausi sklypą, tai tikrai aš pamatyčiau pušį, aš jau ten alpčiau ir sakyčiau, o čia mano svajonių sklypas. Ir jis ten galėtų toks visas būti, aš net nepažiūrėčiau į tai. Tai iš esmės nuo sklypo jau pradėkit žiūrėtis ir domėtis sklypo. Kuo lygesnis reljefas, kuo viskas lygiau, be jokių nuokalnių, tuo faktas, kad tos statybos kainuos jau pigiau, nereikės tų visų atraminių senelių darytis ir taip toliau. Kitas dalykas, vėlgi apie tuos pačius finansus grįžtant, tai Lietuvos banke yra labai aiški formulė parašyta, kaip jūs galite apsiskaičiuoti, kiek jūs galite leisti būtent įmokai, kiek jūs galite mokėti
bankui kiekvieną mėnesį. Tai turėtų sudaryti 40% jūsų tvarių šeimos pajamų. O kad dar labiau save apsaugoti ir 10% dar palikti juodai dienai, tai nuo 30% iš savų nuolatinių pajamų jūs galite skirti būtent įmokai padengti. Tai ir skaičiuojam, kiek mes čia galim, ką tie finansai leidžia. Kitas dalykas, na tai vėlgi pasiskaityti, pasiieškoti tos informacijos, bet ne Facebook grupėse, o pasivažinėti po parodas, nežinau, pasikonsultuoti su statybų vadovais. Bet vėlgi reikia atsirinkti su kuo, kur tai rasti ir kaip internete, gali bandyti ieškoti. Tai aš vėlgi bandyčiau, nežinau, susirasti įmonės kažkurias galbūt teikiančias tokias paslaugas. Aišku, mes irgi teikiam tokias paslaugas, konsultuojam, bet čia nėra mūsų tikslinis klientas ir mes neapsijėmam ten jau tokiam konsultacijom labai. Tai tiesiog žodžiu domėtis ir kuo daugiau tos informacijos susirinkti prieš pradedant daryti. Tai net ir tai, kai pasakai, vis tiek neskamba labai paprastai, iš tikrųjų. Ne, iš tikrųjų, tai ir nėra paprastai, tu įsivaizduok. Pats, kai dirbi su šituo, supranti, kiek tai laiko užtrunka susirinkti visą tą informaciją, o kur tu patikrinsi tikrumą. Ar tai yra tiesa, ar tai yra netiesa. Tai aš nerizikuočiau tikrai. Ir čia ne dėl to, kad mes organizuojam, ne dėl to, kad galbūt dar kažkas tą daro, bet tikrai aš patiems žmonėms, nerekomenduočiau. Ir tuo labiau, kad mes klientų tokių sulaukiam, kurie ateina patys prisiorganizavę. Ir prisiorganizuoja tokių čiūdų, kad paskui reikia visą tą taip gerokai išsrėpti. Taip, kaip ir sakau, man irgi yra tekę matyti ir atrodo, kad geri, brangus projektai ir užsakovai turi pinigų, bet buvo pasirinkta prasta statybų priežiūra ir tikrai labai daug kas stoja ir namas labai ilgai statėsi, apie 3 metus, nors, kaip, sakykime, pinigai nėra kliūtis, bet kliūtis yra įgyvendinimas ir tų pinigų pasisavinimas ir paskirstimas. Tai iš to, kad tu sakai, aš suprantu, kad susiraskite iš tikrųjų įmonę, kuri pakonsultuos. Tai bent jau pakonsultuos, jeigu jau labai degat noru, aš tikrai nieko neturiu prieš tuos, kurie ten ir patys savom rankom statosi ir taip toliau. Pavyzdžiui, aš to tikrai nedaryčiau ir aš neįkvočiau savo ten jaunystės tam, kad aš 10 metų savo namus patys statyčiausi. Man prioritetai yra kitoje vietoje. Kitiem patinka, viskas okei, tegul statosi, viskas yra tvarkoj, bet reikia domėtis, ieškotis tos informacijos bet nebus lengva vis tiek, bet kokiu atveju nebus. O tai kaip tu manai, tai gal tiesiog tikrai, pasisamdyti kažkokį vieną statytoją, statytoją rangovą, kuris nuo A iki Z viską suorganizuos ir padarys? Rangovai to nedaro. Rangovai nėra nei vienos įmonės, man atrodo, kuri darytų viską iki rakto, kur tu pasisamdai ir kur jau viską tau su gerbuviu viską padaro. Yra, kurie ten dėžutę pastato, yra tie, kurie ten į vidų ateina padirbėję, tada gerbuvisti ir panašiai. Tai aš sakyčiau, jeigu jau labai patys norit, tai nežinau, tada apsimokėtų labiau finansiškai samdyti kiekvienam etapui skirtingą meistrą, kas vėlgi užims ir be proto daug laiko ir neaišku, kokie papuls, kokie ateis ir taip toliau. Nes mes irgi savo veiklos pradžioj labai atsirinkinėjom, su kuo dirbti ir tikrai, ne vieną kartą jau teko keisti meistrus, nes aš, juokauju, bet meistrai jie turi galiojimo laiką. Yra toks dalykas, kad iš tikrųjų turim kelis, su kuriais dirbam jau 4 metus, su jais viskas yra ok, viskas tvarkoj. Iš tikrųjų, mes turim keletą paslapčių, kaip projektuojam tą veido, vadinkime, apšvietimą ir ne pagrindinį mūsų veidrodį, kur mes prausėmės, valomės dantis ir matome save. Tikrai didžioji dauguma lietuvių arba apskritai nevertina prekės ženklų ir turi kitokią nuomonę, ar ne? Mes gyvenam čia, mūsų yra tokie klientai ir net ir turtingiausias klientas visą laiką žiūri sąskaitas. Pagrindinės klaidos kuriant interjerą. Pakeitęs minimales detalės, tu gali projektą tikrai turėti už protingą kainą ir gerą efektą ir faktas dar funkciškai turi veikti tie baldai. Kokie interjero dizaino elementai dažnai būna pervertinami? Prieš 2 metus be galo daug pas mus bėgo klientų iš kitų dizainerių. Kas nutinka? Dar vienas dalykas, apie kurį norėjau pakalbėti ir statybose jis yra opus klausimas, tai yra avansų klausimas. Tai kiek duot, kam duot, kaip duot, ar užlaikyti? Jo, šiaip iš tikrųjų su tais avansais tai yra tokia situacija, kad tikrai teko girdėti, kad žmonės sumoka tos avansus ir būna ir dingsta ir panašiai. Tai vėlgi, pavyzdžiui, kaip su mumis klientai dirba, tai mes pasirašom tą mūsų statybų valdymo sutartį, klientai mums perveda avansą už mūsų paslaugas, o kadangi mes esam su savo meistrais jau susidirbę ir meistrai mumis pasitikė, tai kai kurie net neima tų avansų. Pavyzdžiui, tie, kas stato dėžutę, tai jie dažnu atveju nepasiema avansų, jie tiesiog jau išstato sąskaitą pagal faktą, kai pastato kažkurią dalį, tarkim, už pamatus reikia susimokėti tada už mūrą ir panašiai. Vidaus apdailininkai, pavyzdžiui, jie dažniausiai pasiema avansą medžiagom. Natūralu, kad jiem reikia tas medžiagas nusipirkti ir panašiai. Bet vėlgi, kadangi
tai yra mūsų klientas, tai esame mes, tai labai sekasi pasidėrėti su jais ir jie tikrai sutinka mažesnę dalį pasiimti iš kliento tą avansą. Tai šitoje vietoje klientai pas mus tikrai gali būti ramus, kaip yra kitose vietose, tai vėlgi negalėčiau už visus komentuoti, bet kadangi turim klientų, kurie ateina iš kitų jau nukentėjusiųjų, tai vienas klientas buvo atėjęs su 40 000 nuostoliu. Aišku, aš nesuprantu, kaip jisai galėjo duoti tuos 40 000 tam rangovui, tiesiog 40 000 vadai paimti ir duoti, grinais dar grinais. Nu, va čia kažkaip labai įdomi situacija, bet liko jisai visiškai basas plikas apgautas ir tas rangovas, žodžiu, pasiplovė ir nebeliko jo iš viso. Tai tas žmogus vargšas jau, jisai tiesiog buvo, man buvo žiauriai jo gaila, bet nu ką darysi, reikia galvoti, tai jokiais grinais, nu bent jau aš taip sakyčiau, tikrai nereikia pasitikėti, jeigu čia yra meistras, kurį jūs ten pirmą kartą gyvenime matot. Nors, dabar pirmą kartą gyvenime, bet yra ir tų, kurie ir pažįstami paveda. Irgi kiek tekia yra girdėti, kad va, ten giminaitis Jonas kažką rekomendavo, puikus meistrai ir panašiai. Nu ir nevelnio, jie nepuikus, irgi pridirba visokiausių reikalų ir taip toliau. Tai vėlgi, nu reikėtų dėrėtis, reikėtų kalbėtis, kad tos sumos būtų adekvačios ir viską fiksuoti. Nesvarbu, duoda ten grinais pavedimu, kaip ten bebūtų, bet viską tiesiog fiksuoti lapeliais, nežinau, nuotraukom, screenshotais, susirašinėjimus, nu viską turėti prie savęs. O koks santykis su sutartimis? Tai su kiekvienu meistru pasirašinėjat sutartys, arba net jeigu ir ne per jūs, ne, kažkas darosi, tai ar verta pasivarginti ir tą sutartį? Būtinai. Pas mus tai yra taip, kad klientas sudaro sutartį su mumis dėl mūsų paslaugų, o tada mes klientui padedam sudaryti sutartį su meistru tarp klientų ir meistro. Taip sakant, tai būtinai reikėtų susidarinėti tikrai tas sutartis, ypač, nežinau, sakyčiau, vidaus apdailai irgi tai labai galioja, kadangi ten jau yra visas grožis. Kaip bebūtų klientai, kai yra statoma ta dėžutė, nei labai jie ten domisi, nei ką, jiem ten negražu, kai ką ten žiūrėti, mūras, betonas, purvina visur, ką ten daryti, ten negražu, bet jau kai prasideda vidaus apdaila, tai jau tada klientai tikrai skiria tą didesnį tokį dėmesį ir, kaip sakau, tokią akį jau turi, kad jie viską visur mato, viską žiūri. Tai reikia tų sutarčių, tikrai reikia. Reikia suprasti, kad jūs patys apsisaugot. Dauguma galvoja, kad jeigu nėra sutarties, tai aš galiu ten su meistru susitarti ir kažkaip ten pigiau jam tada sumokėti. Bet vėlgi, tai yra rizika jums. Jūs rizikuojat savo pinigais. Tai jeigu jūs norite rizikuoti, tai rizikuokit, jūsų teisė. Bet paskui, kai gaunasi šnipštas, tai... Nes aš galvoju, jeigu meistras bijo pasirašinėti sutartį, tai irgi turbūt yra kažkokia indikacija. Tai aš manau, kad bijot, aš manau taip ir visos tikrai normalios, kaip sakau, ne tai, kad rimtos įmonės, bet gerai veikiančios įmonės, jos tikrai pasirašo tas sutartis. Ir netgi tie patys individualiai dirbantis asmenys, jie tikrai tvarkingai, turim irgi tokių, kurie tvarkingai ten turi pasirengę savo sutartėlės kažkokias, nevengia jie jų pasirašyti. O taip grįžtant šiek tiek toliau, turite vis tiek nemažai klientų, ne? Ir dabar pastaruoju metu yra toksai trendas, tokie raktiniai žodžiai, kurie sklando eterį, tai yra tvarumas, galbūt išmanumas. Ar jūs savo klientų rate girdite šitos žodžius, ar apskritai, gal jeigu ne jų rate, ar kaip tu tai supranti, tą tvarumą ir tas visas inovacijas statybose? Tai, kas liečia tvarumą, tai mes girdim dažniausiai iš klientų, kurie yra emigrantai. Tai yra, kurie čia statosi savo namus, nežinau, arba vasarą, arba šiaip galvoja kažkada atvažiuoti jau pagyventi, sugrįžti į gimtinę. Tai jie iš tikrųjų pagyvenę užsienyje, jie labai ten tas eco-waste, pas juos ten tvarumas, jiems viskas yra svarbu, kad jeigu galima pernaudoti per naujo, tai naudojam per naujo. Tikrai daug dėmesio skiria. Apie mūsų lietuvius negaliu kol kas labai daug to pasakyti, nes... Taip, dar tvarumas ir ekologija, kažkur dar ryšasi šitie žodžiai, bet kas liečia kažkokių išmanių dalykų, tai negaliu pasakyti, kad tai yra labai populiaru tarp kažkokių klientų ir panašiai. Taip, yra tų, kurie nori galbūt ten, kad langas automatiškai atsidarytų, bet vėlgi nei čia labai ten super prabangų, nei čia kažkas labai tokio išmanaus. Kažkokiu tokiu ten per appsą kažką valdyti, tai irgi kol kas mažai turim ir viskas labai iš tikrųjų priklauso nuo interjero dizainerių, ką jie pasiūlo, nes jie yra tie žmonės, kurie daugiausiai turėtų šiaip domėtis tom naujovėm ir bandyti klientams parodyti, ką galima, kaip galima tą integruoti ir panašiai. Tai šiai dienai būtent dirbant su
mūsų rate su mūsų dizaineriais to yra nelabai daug, bet ir iš klientų mes iš tikrųjų nejaučiam labai didelio tokio poreikio. Kol kas neatėjo iki... Nėra taip. Ir aš manau, dar didelė bėda yra tame, kad trūksta meistrų, kas turėtų kompetenciją tai atlikti gerai. Jo mes einam į priekį, vis tiek tos technologijos jos tikrai yra neišvengiamos ir jos ateis iki mūsų ir reikia eiti koja į koją, kaip sakoma, su tom visom technologijom. Bet šiai dienai privačiame sektorėje Lietuvoje aš negaliu pasakyti, kad yra labai populiaru daryti kažką labai super išmaniai ir taip toliau. Supratau. O dar vienas toksai raktinis žodelis, yra dirbtinis intelektas. Tai ar jūs tai naudojate darbe, o gal apskritai bent jau domėjasi, kaip gali pakeisti tas statybas ir galbūt statybų valdymo procesą dirbtinis intelektas? Mes šiuo metu dirbam ties keliais naujais produktais, kur ten panaudosim įvairius tuos visus dalykus ir tikimės, kad tai bus sėkmingi produktai, bet labai apie juos kol kas nesiplėsiu, nes tai yra dar kūrimo stadija. Bet, pavyzdžiui, apie tą patį dirbtinį intelektą, įsivaizduokime, ne? Žmonės užsisako tokią paslaugą kaip įvertinti turtą, tarkim, prieš pirkimą. Čia jau mes taip, jeigu, tarkim, su dalinė apdaila yra, ne? Joks tau dirbtinis intelektas to nepadarys. Turi važiuoti kvalifikuotas, atestuotas žmogus, kuris atvažiuos ir pasakys, kad čia yra negerai ir panašiai. Ir niekaip tu ten to intelekto neįkiši. Aišku, yra įvairiausi ten, nežinau, galbūt Excel variantai, kur ten supaprastinti skaičiavimus, kažkokias užduotis duoti tam dirbtiniui intelektui, bet kažkokio tokio, kad pakeisti žmogų statybose, kol kas abejoju. Tai kitaip tariant, dirbtinis intelektas kol kas yra tokioj virtualioj labiau erdvėj, bet kai mes turime fizinį daiktą, statybas, renovacijas. Negaliu pasakyti, gal kažkada mes iki to išauksim ir turėsim kažkokius ten robotus, kurie galės tą daryti nuotoliu, bet vėlgi, aš kol kas neįsivaizduoju, kaip reikėtų, tarkim, tuos defektus parodyti. Arba lygiai taip pačiai vyksta statybos, mes vis tiek vykstam pasižiūrėti, kaip viskas ten. Aišku, tu gali kamerą kažkokią pakabinti, nežinau, jeigu kažkas kažką padarys, nustatyti, kad ten tau praneštų, ateitų pranešimas. Taip, tai palengvint gali darbą, bet vis tiek tu turi fiziškai atvažiuoti ir pasižiūrėti, ką ten tas meistrelis padarė. Tai šioje vietoje, aš manau, kol kas dirbtinis intelektas niekaip mūsų nepakeis. Kitas dalykas - interjero dizaineriai ir architektai. Tai čia buvo toks, irgi kažkur mačiau, man atrodo, gal LinkedIn'e ar Facebook'e sujudimas, kad gali pakeisti dirbtinis intelektas. Duodi jam užduotį, jisai ten subraižys. Subraižys, bet kol kas jisai dar yra toj stadijoje, kad jisai tau gali tualetą lauke suprojektuoti. Tai dar ne dabar. Bet gal kažką subraižys, ką bus galima panaudoti ir po to reiks tau gal dabraižyti. Jo, nebent, bet vis tiek aš galvoju, kad statybose visi tie žmonės, ne veltui tų visų profesijų reikia mokytis. Tikrai, ne veltui reikia išmokti tiek ten architektų, būti visus tos skaičiavimus atlikti, tiek interjero dizainerių, nepainioti su interjero dekoratoriais, kurie vėlgi tik dekoruoja. Tai, sunkiai, kol kas aš įsivaizduoju sunkiai ten tą dirbtinį intelektą. Supratau. O šiaip savo procesuose kažkokius tai automatizavimo sprendimus naudojat? Aš kalbu ne apie fizinius daiktus, staklės ar kažkokias tai mašinas, bet, pavyzdžiui, ten darbė su klientais, kažkokias pasikartojančias užklausas, kad automatiškai kažkas atsakytų, kažkaip kas palengvintų jūsų tą tokią. Iš esmės galima būtų tą daryti, kad tarkim, nes taip, mes turime skiltį, kur mes gauname užklausą ir galima būtų automatizuoti kažką siūsti, bet mes to nedarome. Ir darome tai tikslingai, kadangi mes siekiame sukurti ryšį su klientu ir joks kompiuteris nesukurs to ryšio vietoj tavęs. Jeigu to ryšio nebus, mes neturėsim klientų. Ir tikrai nepaslaptis, aš visur, kur einu kalbu, kad mūsų klientai mūsų randa per Instagramą ir ateina per Instagramą, grinai padarė tą ryšį, sukūrė tą ryšį su manim, nes aš esu tas pagrindinis mūsų veidas, kur visada visur eina šviečiasi ir panašiai. Klientas pradeda tavim pasitikėti, tai kas bus, jeigu vietoj manęs klientui atsakinės kažkoks dirbtinis intelektas. Nesąmonė. Galbūt taip. O galbūt dirbtinis intelektas galėtų iš kokio nors vieno tavo video prikarpyti dar 10 reelsų? Jo, kas liečia reelsų, ten, pavyzdžiui, kažkokių tokių dalykų, aš, tarkim, tikrai neslėpsiu, naudojusi dirbtiniu intelektu būtent temų parinkimui, nes, tikrai, kai tu labai daug rašai, daug visko vedina, kartais pritrūksta fantazijos. Būna užeina kūrybinimo momentas, kaip sakoma, mūza atsiranda, tada jo ten atsisėdi, čiuk, pats viską pasidarai. Bet, būna dienų, kai reikia ir atrodo, kad, nesiriša tau niekas. Tai tiesiog, aišku, duodi jam užduotį ir jisai ten pripila visko, apie ką gali kalbėti. Bet kartais, jisai tokių duoda
irgi ten temų, kad nesuprasi, ar reikia apie tą kalbėti ar ne. Ir vėlgi reikėtų pagal save ten pasikoreguoti. Tai šitoje vietoje kartais taip, kartais pasinaudoju tuo, bet vis tiek visi tekstai, viskas eina iš manęs, iš širdies, nes aš sakau, aš siekiu sukurti ryšį su vartotoju. Man nesvarbu kiekybė, man yra labai svarbi kokybė. Tai jo, panašu, kad dirbtinis intelektas iš tikrųjų jisai pasiliks, bet jis nepakeis turbūt darbo žmonių, kurie naudoja savo kūrybinį potencialą. Tikrai ne. Čia yra be šansų, nebent atsiras kažkoks kūrybinis dirbtinis intelektas, kūrėjas, bet labai abejoju, nes vis tiek kai kūryba eina iš pačio žmogaus, iš širdies, joks dirbtinis intelektas to negali pakeisti. Na ir šiaip aš mėgstu kartais pacituoti savo tokį mėgstamą autorių Ray Dalio ir puikiai pažįstamas. Jisai turi, sakykime, investavimo įmonę ir jie naudoja dirbtinį intelektą, bet ką jisai pažymi, kad tu negali naudotis dirbtiniu intelektu, jeigu tu nežinai, kaip jisai priima sprendimus. Tai čia, manau, mums visiems, mes dabar esam labai tokioj euforijai su dirbtiniu intelektu, bet iš tikrųjų reikia turbūt labai pasverti, ką tau išduoda tas atsakymas ir turi pagalvoti, ar tau to pasinaudoti ar nepasinaudoti. Labai priklauso ir nuo įmonės tikslų, koks yra tavo įmonės tikslas. Pavyzdžiui, mūsų atveju mes galbūt jau seniausiai galėtume būti išplytę labai stipriai per visą Lietuvą, jeigu mes eitume per tą kiekybę. Ir tiesiog rinkti kuo daugiau klientų ir mes atsainiai žiūrėtume į tai, su kuo dirbti, su kokiais meistrais nedirbti. Jeigu mes atsainiai labai atsirinkinėtume tiekėjus, tai mes tikrai galėtume jau būti, man atrodo, kitam levelyje verslo. Bet kadangi mes einame mažais žingsniais, bet užtikrintai, tai aš esu labai laiminga ir džiaugiuosi mūsų rezultatais tokiais, kokiais mes turime šiai dienai. Tai tu už tokį labiau organinį augimą, visiškai, kuris turi ryšį su klientu. Nėra nieko svarbiau nei ryšys. Labai greitai gali, kaip aš sakau, apsikakuoti prieš visus ir tada atstatyti visą tą reputaciją, bus reikalų. Tai geriau po truputėlį, organiškai, bet užtikrintai. Mažiau chaoso pačio įmonės viduje turbūt. Taip. Ok, o dar vienas klausimas iš mūsų temos. Ar yra kada tekę organizuoti išmanaus namo statybą? Apie tai, aš manau, galėtų mano kolega vyras labiau pakalbėti. Labai tokio jau super išmanaus ne, man atrodo tikrai ne. Maksimum ten, kaip aš sakau, užuolaidos, kurios pačios važinėja ir panašiai, bet kažkokių tokių labai išmanių tikrai ne. Ir iš ties, man būtų pačiai irgi labai įdomu išgirsti, kas yra tas išmanus namas, nes ir klientams pasakojant kartais atrodo, kad nežinau, tai tiesiog tu užeini, tai padarai ir viskas ten pradeda veikti. Ar tai yra išmanus namas? Ne, kas šiai dienai yra išmanus namas, nes iš tikrųjų labai daug, mes, kaip ir minėjai, yra tos visos ten dirbtinis intelektas, išmanumas, tvarumas ir panašiai. Kas šiai dienai yra būtent tas išmanus namas? Žinai, reikėtų iš pradžių pradėti nuo problemos. Nes kiekvienas daiktas, kuriam tu leidi pinigus, tai jisai turi spręsti kažkokią tai problemą. Tai ir išmanus namas sprendžia tam tikras labai konkrečias problemas. Tai viena didžiausių problemų yra, kurie ateina iš interjero dizaino, tai yra apšvietimo valdymas. Nes jeigu tu kuri gražų interjerą, tu turėsi, tarkim, svetainė yra tokia, multi-purpose zona, tai daugialypė tokia, mes ten turim ir valgom, ir televizorių žiūrim, ir gaminam, ir vakariniam su draugais, ir ten vienoje vietoje iš tikrųjų yra daug įvairių zonų. Tai jeigu tu būsi pasidaręs gerą apšvietimo dizainą, tai turėsi ir kažkokią tais paslėptą apšvietimą, turėsi dekoratyvinį, turėsi darbinį ryškų apšvietimą, galbūt turėsi kažkur po baldais kažkokią tai gražų apšvietimą. Ir visam tam apšvietimui interjero dizaineris turės dėti jungtuką. Tai vadinasi, tu vienoje vietoje svetainėje turėsi 6-7 jungtukus, iš kurių kas kartą tu turėsi ateiti, susimaigyti ir nusipiešti savo tą apšvietimo sceną, kurią tu norėtum matyti. Su išmaniu namugi, tu tiesiog ateini, tave pamato buvo daviklis, tu virtuviai, dabar jau yra tamsu, 8 vakaro, aš žinau, kad tu dažniausiai mėgsti šitą sceną ir tu įsijungi tą sceną, tai automatiškai susijungia visi šviestuvai, parenkamas yra jų apšvietimo lygis ir galima sakyti, tu įėjęs į patalpą, kiekvieną kartą gauni tą paveikslėlį, kurį tu matėjai savo dizainerio vizualizacijai. Tai tuomet tavo tie pinigai išleisti šviestuvom ir visam tam darbui ir instaliavimui, tai jie būna panaudoti teisingai, tu jas naudoji kiekvieną dieną, net nežinai, kad naudoji. Tai yra, čia yra patogu tikrai. Jo, tai viena iš tokių problemų. Kitas dalykas,
kai tu išeini iš patalpos, šviesa gali išsijungti. Tu į išmanų namą, rimtai padaryti išmanų namą, tu gali ateiti be raktų, tai tave pamatys tavo veidą, tau atidarys durys, nuims apsaugą, tu vaikščiasi namuose, tau visur susideg šviesas, tu gali apsisukti ant kulno, išeiti pro duris, pusę valandos ar valanda, tai priklauso nuo patalpos ir visos šviesos išsijungia. Tau nereikia nieko rūpintis. Lygiai tas pats klimatas. Tu vieną kartą nusistatei, kad ir telefone ir palaikai. Jokių termostatų ant sienų. Nieko. Tai va, kai ir žmonės sako, išmanus namas, aš nežinau, ar čia naudosiu jį, ar nenaudosiu. Nes man atrodo, čia dar iš senų laikų yra tas lygęs, kad tie pirmi išmanus namai ir kažkur galbūt užsienyje primatyti, kad tai nėra tik su apšvietimu, nes taip, tai skamba tikrai labai patogiai, bet sakau, man irgi dar lygęs toks, kad tiesiog užeini, paklapsi ir tau viskas čia įsijungia, čia išsijungia ir panašiai, kažkaip viskas yra į tą, o iš tikrųjų čia yra labai patogios funkcijos, bet nežinau, kiek klientų yra pasiruošę ir mokėti už tą, nes na tai tikrai kainuoja pinigus. Taip, kainuoja, bet sakykime, tie, kurie statosi jau antrą namą, tai jų įkalbinėti nereikia. Jie tiesiog, jie dažniausiai rinksis išmanų namą, bet galbūt pasirinks kitokį gamintoją, gal pagal savo biudžetą pasirinks pigesnį tiekėją, galbūt ne įmonę, galbūt kažkokį tai vieną privatų asmenį, kuris tą padarys, na vėlgi, čia kaip ir su Aptila visur yra savos rizikos, bet pasirinkimas yra. Bet kai tu esi pagyvenęs name, kur tau reikėjo viską junginėti, termostatus reguliuoti, išvažiuojant viską praeit per jungt, signalizaciją turi susidėgęs, bet jos nenaudoja, nes jie nepatogu jungt, tai antram name tu norėtum, kad visą tai tiesiog įvyktų. Taip, šitam pritariu, jo. Pirmas tas namas jis toks būna ir kaip sakau, dar jeigu finansiškai stipriai nepasiruošia, tai toks blynas, kas gavosi, tas gavosi. Jeigu jau antras statosi, tada daugiau apie ką pagalvoja. Ir tarp kitko pas mus, kai ateina klientai, kurie jau antrą namą statosi, tai jie jau nieko nebenori žinoti, kas vyksta. Jiems yra nebeįdomu. Nes vis tiek, kaip bebūtų, mūsų siekis yra nuimti visus rūpesčius nuo klientų, bet tie, kurie pirmą kartą statosi, jie, nenori, jie vis tiek dalyvauja tame procese, nes jiem yra automatiškai įdomu ir panašiai. Tie, kurie stato antrą kartą, o ne, ačiū, mes nenorim, mums neįdomu, siųskit sąskaitas, mes apmokėsim. Taip, ir aš turiu tokių klientų, kurie pasistatė pirmą namą ir vėl, finansiškai labai stiprus žmonės, bet sako, aš daugiau nesistatysiu namą, nes, bet vėlgi jie stato, labiau savo jėgom. Taip pat turiu pavyzdžių, kurie statėsi su gera labai statybos priežiūra. Buvo šiek tiek stresiuko, nes, žmonės galbūt ir, kaip sakai, jie tokie buvo įsitraukus, bet, tu turi užnugarį, kuris tave atstovi prieš rangovus, prieš apdailininkus ir tas iš tikrųjų labai daug streso nuėma, nes kai reikia pačiam statyti, tai aš savo namą pats stačiausi, tai jau praėjo 10 metų, aš dar šiandien sakau, kad ne, aš dar nenoriu statytis, man noras netėjo. Taip. Ir ne aš toks vienintelis, kuris taip šneka. Tai bet antra vertus, klientai, kurie statėsi su gera priežiūra, tai sako, aš jeigu daugiau pinigų turėčiau, galėčiau kasmet po namą statytis. Tai va irgi pavyzdys yra, kiek pinigai yra svarbu, bet taip pat yra svarbu turėti, kas visą tai organizuoja, kad tu galbūt nusipirktum kaip daiktą, o ne kaip procesą. Taip. Norėjau tavęs paklausti, tai tu ir pati kaip užsiemi tokia švietėjiška veikla statybų sferoje. Tu tą darai, nes matai, kad to reikia? Labai. Ir reikia, ir būtina tą daryti, ir šviesti žmonės absoliučiai apie viską, kaip tos statybos vyksta, kaip turėtų vykti, į ką atsižvelgti ir panašiai, nes, tai padeda žmonėm pinigų sutaupyti, kurie šiaip, visada siekia sutaupyti. Kaip bebūtų, daugelis sako, kad prieš statybas, jau aš tikrai noriu tik kokybiškai, aš sumokėsiu ir panašiai, bet vis tiek vartotojas pasirinks dažniausiai mažiausią kainą. Nėra buvę praktikoje taip, kad pasirinktų aukščiausią. Jeigu duodi 3 pasiūlymus, dar vidutinį kartais pasirenka, bet jeigu 2, tai pasirinks su mažesnė kaina. Tai šviesti yra būtina ir daryti kuo daugiau įvairiausių, irgi jūsų podcastas yra šaunus dalykas ir trūksta iš tikrųjų Lietuvoje to švietėjiško tokio, būtent apie privatų sektorių. Mes į komerciją irgi aš nelendu, aš ten nieko nesuprantu, kaip ten kas vyksta, kaip ten tie būtai statomi ir panašiai, čia nėra visiškai ta kryptis, man nėra įdomu, bet būtent apie privatų sektorių kalbant, tai aš sakyčiau, kad būtinai reikia apie tai kalbėti ir kuo daugiau, ypač apie klaidas, kurias daro žmonės. O jeigu pažvelgtume į ateities namus, jeigu mes įsivaizduok statybas po 10 metų, kaip jis atrodo
pasaulyje ir galbūt kaip jos galėtų atrodyti ir Lietuvoje. Reikia prisiminti, kas pas mus buvo prieš 10 metų, kaip tie namai atrodė ir kaip atrodo dabar, tai man atrodo jau esam pažengę ir tam pačiam interjerė, toj pačioj architektūroj. Ir aš manau, kad vis tiek daug visko dar labiau modernės, bus tas modernizmas ir galbūt žmonės jau pradės įsileidinėti tas technologijas dar labiau, nes tai yra populiaru, užsienyje tai populiarėja, tai manau ateis su laiku ir pas mus, bet kokios tai bus funkcijos, tai vėlgi, priklausys, kaip ir tu ir minėjai, kokias problemas spręs tie dalykai. Tai aš galvoju, kad viską mes tikrai turėsim ir turėsim labai fainai, bet ko tikrai šiai dienai labai trūksta, tai kompetitingų meistrų, kurie galėtų tą padaryti. Tai šitoje vietoje, reikėtų pasitempti, arba ateis iš užsienio kažkokios įmonės, arba gal ir mūsiškiai kažką sugalvos ir, turės kažkokių tokių meistrų, kurie, sugebės įgyvendinti tas visas technologijas. O tu manai, Lietuva yra pasirengusi jau statybų inovacijoms arba kažkokiai statybų revoliucijai ir tiesiog trūksta meistrų? Ar... Ne tik meistruose, nes čia gali nuskambėti, kad mes iš vis neturim tų gerų meistrų ir panašiai, mes jų turim, tikrai viskas yra gerai, bet ir patys klientai turi suprasti, kad kainuoja, visi dalykai kainuoja, už tai reikia mokėti ir jau aš prieš tai minėjau, kad jeigu pinigų nėra, tai neprisifantazuojam ir darom pagal savo galimybės, o jeigu norim jau inovacijų ir technologijų, tai turim suprasti, kad visa tai kainuos. Tai vėlgi reikėtų, man atrodo, 10 metų tai yra tikrai tas protingas terminas, kai mūsų karta truputėlį jau pasikeis, nes iš tikrųjų šiaip jaunimas dabar, kalbant, nes mes turim irgi jaunuolį, su kuriuo mes bendradarbiaujame, mes ten su inovacijom kartu, projektus kūrėme irgi su statybom susijusius, tai jisai labai žiūri į tai, kad viskas bus grinai automatizuota, kad bus labai daug įvairių tokių paslaugų, kur galima bus paprastai pasinaudoti ir su statybom irgi susijusi, būtent visa ta veikla. Tai aš manau, kad viskas tai bus, bet, reikia tam laiko. Tai, Katažina, pabaigai, kaip tu manai, 3 dalykai, kurių mums dabar reikia, kad tos privačios statybos vyktų sklandžiau, su mažiau streso, nenoriu pasakyti, kad pigiau, bet galbūt, palaikant tą kainą, proto ribos. Jeigu tai turėtų nuskambėti kaip rekomendacijos žmonėms, tai pirmas dalykas – pasiruoškit finansiškai, pasiskaičiuokit, kiek galit skirti tom statybom. Kitas dalykas – pasisemkit žinių. Nesvarbu, ar jūs organizuosit patys ar ne patys, bet vis tiek jūs turit suprasti, kas yra tos statybos ir kas po ko vyksta, kad jūsų nieks neapmautų. Ir trečias dalykas – nedarykit patys. Nedarykit patys. Kodėl mes, pavyzdžiui, jeigu automobilis sugenda, mes einam pas automechanikus, kodėl mes į servisą su mašina važiuojam, kodėl mes einam, nežinau, jeigu drabužis suplyšta, stipriau einam pas siuvėją. Nes kiekvienas turi daryti savo darbą. Jūs džiaukitės gyvenimu, leiskit laiką su šeima, dirbkite, atostogaukite, o namus mes jums padėsim pastatyti. Tai ir aš galiu turbūt paantrinti, jeigu galvojat, kad pasisamdžiau meistrą ir jis padarys viską taip, kaip reikia ir dar susitars su meistru, kuriam jis savo darbą perdada, ne? Tai taip nebus. Jo, tai taip nebus. Taip turėtų būti, ne? Kaip pagalvoju, bet kodėl taip nevyksta. Bet nėra ir nebus, nes kiekvienas žiūri savo daržą dažniausiai. Gerai, Katažina, buvo smagu pasikalbėti. Ačiū ir tau. Ačiū labai už tavo laiką ir tikiuosi, kad visiems bus naudingos šitas temos, kurias mes aptarėme. Tikrai taip. Iš tikrųjų, mes turim keletą paslapčių, kaip projektuojam tą veido, vadinkime, apšvietimą, ar ne pagrindinį mūsų veidrodį, kur mes prausėmės, valomės dantis ir matome save. Tikrai didžioji dauguma lietuvių arba apskritai nevertina prekės ženklų ir turi kitokią nuomonę, ar ne? Mes gyvenam čia, mūsų yra tokie klientai ir net ir turtingiausias klientas visą laiką žiūri sąskaitas. Pagrindinės klaidos kuriant interjerą. Pakeitęs minimales detalės, tu gali projektą tikrai turėti už protingą kainą ir gerą efektą ir faktas dar funkciškai turi veikti tie baldai. Kokie interjero dizaino elementai dažnai būna pervertinami? Prieš 2 metus be galo daug pas mus bėgo klientų iš kitų dizainerių. Kas nutinka?